vakaras. Tai papasakokite, kodėl nusprendėte čia taip visiems dalinti tą arbatą? Žinot, kiekvienas gėrimas suartina, o arbata ypatingai, ir Liberalų sąjūdis kviečia visus piliečius į diskusiją, kalbėti, šnekėti, o prie arbatos puodelių tą galima padaryti geriausiai. Tai gal kiekvienais metais dabar kažką panašaus darys? Be jokios abejonės, Liberalų sąjūdžio komanda Raseiniuose yra susibūrusi ir tam, kad darytų kažką tai įdomaus, inovatyvaus, ir norime, kad atgaivinti tą Raseinių kraštą su panašiom idėjom taip pat. Ar daug arbatos jau išdalino? Tikrai nemažai, jau turbūt virš 200, apie 200 galbūt, tiksliai negaliu pasakyti, reikėtų pasiskaičiuoti, bet apie 200 pakelių jau deklaruotų pakelių uždalyti. Ačiū Jums. Sakykite, ar patinka šiemetinė eglutė? Reiškia, kad patinka, labai smagu. Labai graži eglutė patinka. Ar gražesnė negu praėjusiais metais? Tikrai, man tai žymiai gražesnė. Nežinau, truputį gal gražesnė. Kita, kaip Jums ši šventė, ar patiko? Tikrai ši šventė, manau, ne tik patiko, bet jinai labai reikalingai būtina, kad mes matome, kiek šiandien vakare susirinko, kad ir oras yra tikrai nelepinantis, bet labai daug ir jaunimo, ir vaikų, ir saugusių. Manome, kad žmonės tų švenčių yra tikrai pasilgę ir jiems yra jos būtinos ir reikalingos. O kaip pati eglutė, ar Jums patinka? Tikrai, kad manome, šiais metais mes stengiamės ją papuošti gražiau. Manome, kad tai pavyko, bet be abejo, tobulėjimai ribų nėra. Ačiū Jums. Sakykit, kaip Jums renginys, ar patiko? Labai patinka. O pati eglutė, ar graži? Labai gražiausi, kiek prisimenu, per tiek metų pati gražiausi šiemet. Ir tikrai taip jau sugalvota gražiai, su visais papuošimais. Nu, labai puikiai, labai gražiai. Neatrodo, gal truputį per maža, kad didesnės reikėtų? Nu, kai mūsų miestas nedidelis Raseiniai, tai pakanka pilnai. Ačiū.